Sveiki, su jumis Bikold ir šiandien mes kalbėsim apie kitaicą, lengvą tanką 6 lygio, premium tanką, Typas 64. Jisai labai populiarus plytose, komandiniam žaidime, komandiniai mūšiai, prilygsta Cromwellui, bet turi geresnį ginklą truputį. Jeigu Cromwellui stabilizatorius nesideda, tai šitam dedasi, taigi važiuojant geriau šaudo, plus maskuoti važiuojant nenusimuša, o Cromwellui nusimuša. Plus tai yra šviestukas, su juo galima kaip ir šviest. Ką žinau, šiaip yra aprašymų daug internete, taigi jeigu norit kažko tai rimtesnio, tai paieškokit iš manęs, tai net pamiršau, ką galima pasakyti gerą apie tanką. Tankistų turim 5 žmonės, visi skirtingi, ne? Taip, šaudomės kas 3 su biškim sekundžių, jeigu į stūmiklį įdėsim, tai bus 2,7 atrodo. Nusitaikom per 2 sekundės, geriau dėt stabilizatorių negu suvedimą, tada taikliau šaudysim važiuojant. Ir kaip ir matom mes stokiniam variante, kai Igla 100% dar perkų neturi 390, taigi įdėsim optiką ir matysim 430 metrų, o pas mus, kaip žinot, maksimalus yra 445, tai 15 metrų nedatrauksim iki maksimumo, bet važiuojant turėtų beveik maksimalų apžvalgos ratą yra pliusas, daugiau pliusas negu minusas. Modulių komplektaciją galit dėti tokią, kokia jums patogi. Jeigu aktyviai žaidžiat, mažai krūmė stovit ir panašiai, tada būtų optika, įstūmiklis, stabilizatorius, ne? Jeigu, kaip sakant, daugiau krūminis žaidimas, tada būtų ragai, tinklas, įstūmiklis. Ir galima komplektuoti, ten heiteriai gali sakyti, ką tu čia didi, optika plus ragai vienoj vietoj. Čia aš didu, jeigu aš dėsiu. Tai jeigu mano komplektacija būtų, sakykim, optika, kad važiuojant matyt gerai, ragai, kad stovint turėt virš maksimalaus, kad ir demaskuot priešą galėtum, ir stūmiklis, kad dažniau šaudyt, nes jeigu tu, sakykim, privažiavai prie priešą ir šaudai, ne, tai tau nesvarbu, ar tu ten stabilizatorių įdėjęs, ar suvedimą įdėjęs, jeigu tu turi įsidėjęs stūmiklį ir važinėjai taip šalia priešą, tai tau ir nereikės nei tų dviejų uždegs stūmiklio. A jeigu tu nori snaipint, ne, šaudyti toli, tai tu vis tiek stovi ir susivedi. Tai koks tau skirtumas, ar turi tu tą suvedimą ar neturi. Vis tiek tu stovi ir lauki, kol jisai susives. Tai mano komplektacija kaip ir būtų optika, ragai ir įstūmiklis. Jūs galite dėti, ką norit, jūsų pasirinkimas. Tanko aš angare kažkodėl tai neradau, taigi žiūrim iš čia. Gana čia kalbėt angare, ne, važiuojam į mūšį. Taip, patekom į 7 lygį mūšį. Esam per viduriuką. Užmigau bazėj, nes
man kažkas paskambino, kaip pasimenu. Tuoj pradėsim važiuoti. Aha, grįžau. Kadangi užmigau bazėje, biškį ilgiau negu reikėjo, pagaunu lempą ir bėgu prie raudonos linijos. Kad nešaudytų į mane. Šitam žemėlapyje visada važiuoju į viršutinę žemėlapio pusę, nulinė linija, nes į apačią važiuoti aš nežinau. Visas mūšis vyksta viršuje. Nulinėje linijai ir va čia va centre. Ten į apačią labai retai, kada kažkas normalaus įvyksta. Čia, kaip matot, mūsų pusėje sąjungų, komandos draugų beveik nėra, taigi žaidžiu atsargiai. Labai į priekį nevažiuoju. Nu, kol kas nematau, ką čia komentuoti, nes kol kas laikau poziciją. Kaip matot, gan sėkmingai, nes čafiką tai nuėmiau, pabaigiau. Šitoj situacijai nieko kitai nemačiau išeities, ką čia galima dar nuveikti. Mane pušina. Aš tipo pabėgau. Bet kadangi T20 važiavo vienas, nusprendžiau jį atakuoti. Kas bus, tas bus. Есть 3 фрага! Pasiėmėm trečią tanką. Bet už tai atidavėm 2 artas. Kaip matot, mūsų 2-9 labai protingai žaidžia.
Jis iki šiol yra pilnas. Čia žemėlapį apačioj šviesoforas mums rodo, kad jisai turi pilną gyvybę, bet jisai žaidžia. Aš nežinau, kaip čia pasakyti. Sunkus tankas. Sąrašą viršui. Ir žaidžia kaip, nežinau, kaip dėstras. Su kuo tenka žaisti šiais laikais. Gerai, matau, kad liko tik tai svetima arta ir 2 tankai. Šiam 4 matom. Šveičiasi žemėlapio kairiai pusėj. A4. A na Šorną irgi nebijom, nes Horn vokiečių dėstras 6 lygio. Čia bandom prašviest ir, kaip sakant, atakuojam. Matom, nes Hornas irgi pasirodė, taigi važiuojam ieškoti arktų. Paprasta. Komandas draugam nevažiavau padėti, nes mačiau, kad jų ten taip daug ir jie turėtų susitvarkyti patys. Radau artileriją. Super. Einam žiūrėti rezultatų. Tai va, grįžom mes iš mūšio, ne? Žiūrim rezultatus. Gavom krūvą mažų medaliukų, uždirbom grinais, mums liko 23 000 pinigų, pašvaitėm 200, prišaudėm 1400. Čia, man atrodo, aš pagerinau misiją antram tankui HTC, jo, pirmą misiją pagerinau, nes buvo jau padaryta. Kur tu čia dingai? Taip, esam antroje vietoje pagal patirtį, pagal damagą vėl nežino kurioj. Neblogai pasirodėm, kad ir žaidėm kaip dėstras, žaidžiau, gavau tanką pabandymui, taigi nelabai ten ir mokėjau su juo žaisti, nes kai keiti krūvą tankų, tai taip ir būna. Šaudėm 19 kartų, pataikėm 14, pramušėm irgi 14, visai neblogas rezultatas, 5 tik tai prašalė. Taip, šaudėm 6 tankus, nušovėm 4, mūšis truko netoli 8 minučių, čia uždirbom, čia mūsų patirtis, čia buvo Bepriem akauntą žaidėm. Dar truputį apie tanką norėčiau pasakyti, kartais jisai man patiko, aš ten nemažai mūšių su juo sužaidęs, netoli 30. Ir susidariau biškį nuomonę. Vat kartais jisai man patinka, kad vat jisai gali važiuoti ten neblogai, taip, gan greitai, ne? Bet vat labai dažnai jisai mane nervuoja, kad vat vietai nelabai gerai sukasi. Ir dar tas jo bokštas irgi toksai vat slaupokinis, kaip nežinau, kaip Hellcato, biškį geriau aišku, bet vis tiek toksai vat guminis jaučiasi. Labai man trūko mobilumo.
Nežinau, gal jums patiks, galit bandyti. Va, tokios mano mintis buvo apie taipą, ane? Toks buvo mūšis su tokiais rezultatais. Ačiū, kad žiūrėjot.